rytas. Nežinau, čia sunkiai matyti žodis rytas verčiasi, bet matot, kiek dabar valandų. Ar čia? Vienu žodžiu, su bičiuliais nusprendėm, kas atsidaryti, kas pratęs sezoną. Tai rytas labai ankstyvas, šiandien dar sukasi laikas, tai vienu žodžiu mes čia, kadangi esam 5, tai nusprendėm miegot mažiau, kad rast vietą. Tai pabandom gal paskambinti, kaip visiems bičiuliams sekasi, kur jie yra. Aišku, kaip visada, kava, šokoladukas. Nu, ar pabandykim paskambinti, pasižiūrėsim, ar yra jau kelyje bičiulių. O va, skambina. Alai. Labas rytas. Labas. Va, kažkaip čia pas mane labai garsiai. Labai fonuoja. Nu ką, juda bičiuliai, visi važiuoja po truputėlį, ne? Tuoj, palaukit, aš čia pakeisiu settingus. Tai va. Va, pasakiau kavos nepinkti, bet kai sakau, tiek miegi, tai reikia. Aš jau susikračiau viską. Ramu jau. Tai ką, maišom jauką, ne? Nu, Atidarymas ne tau ir ne man, bet 2 bičiuliam, 3 bičiuliam atidarymas. Tavo antra, ne šiemet žvejyba? Antra. Aš tai naudoju iš principo nuo praeitos žvejybos, kas likę. Rekordas, blekas, raučas ir primas, geltonas, superkrekas. Tai va, taip mušysiu, ką tu Gidriukai? Pas mane kaip Bachas muzikoje, taip ir šitą klasiką. Klasika, kaip sakė. Turbo blekas ir superkrakas irgi. Dviračių neišradinėsi jau, ne? Ne. Tik tai va, zelionkiais tai jau duosiu. Aš galvoju, kodėl man šitas superkrekas su žolelėm. Na tai va dabar paskaitykit, kaip perkat, čia yra raučas. Tai va dėl to taip ir buvo. Praleisim taip 2 mylikus. Aš pabūsiu paprastas. Šiandien esu platformą žvejoju, tai aš galiu ir be sietų. Vienu iš karto koks kvapelis. Jauti, ne? Aha. Kylas šito, nu tai čia 2 kg su viršum, tai čia, man atrodo, visai gėda. Ai, kaip skaniai kvepia. Kaip reikėtų prasimalt, bet, na, nemalsim, nemaišysim mašinuką.
irgi. Bet čia panašu, kad kitaip nebus. Tai va. Aš jau riedu. Nes čia tokį patologą anatomai praneša, kad pilni skrandžiai. Ir aš dar biškį, matot pas mane biškį geltonas, tai biškį daželą padažysiu. Padažiuką. Ir va ką. Vandeniuko. Nu tu čia riebiai tikrai. Nu, sako, kas eina, tą reik dėti, ne? Ar turi vandens biškį? Gana pirmam. Tai iš principo tam pirmam drėkinimui pas mane čia ant 2 kg praktiškai 700 ml vandens. Tas Šiaip podėja gerai, jis geria tą vandenį. Čia galima biškį paaiškinti to vandens. Na, bet gerai, antrą kartą. Jo. Dabar nešam į mašiną šiltai, kad išbrinktų. Sezono startas kai kam. Efka startavo jau su įskaitiniu karšiuku. Pirmas. Giedrius neatsilieka. Tiksliau Giedrius laimi kol kas užtikrintai. ant svorio nebent. Ant svorio. Bet įskaitinių neturiu. Aš dar kibimo nemačiau pas tave. Aš vieną pagavau. Vieną pagavai, ne? Va ką tik. Aš irgi su nuliu dar. Su nuliu, mes nuliukai. Tai va, Po nuliai. po nuliai. Pasitaisysit čia, manau, tuoj. Jo. Kokios taktikos, kokios idėjos, kokios mintis. Šyla oras, kyla noras, čia labai tinka mums žvejams turbūt pavasarėje. Aš tai prisispaudęs prie tarkutės visiškai. Ten, žinokit, yra kabo tarka pas mane krūmuose. A ne? Jo, burokinė. Nu tai gali įmest šalia. Kimba, žiūrėk, galim pafilmuoti, kaip kala per viršūnę. O, Nieko, kim. užsikabinęs. Jo, tikrai. Tai gal trumpai tada dar apie tas distancijas, ką bandom, ką kombinuojam. Aš tai 3 bandau, 7, 5, kiam. O pakol kas pabandžiau 5 nieko, dabar atėjau į 40 metrų pasižiūrėti, kas bus. Pas mane 30 keli. Kol kas kitų nieko nei nebandžiau. Kai kimba kol kas. Na jo, nėra ko išradinėti dviračio, kaip sakant. Na. Pas mane 39, tai realiai 13 minutė kibimas. A ne? Jo, po 13 minučių. O. Timerį užsistatė. Išlaukinėjai, ne? Ne, ta prasme, A, po okei, aš 13 galvojau, gal minučių 13 nuo minučių dar starto. išlaukinėjai. Ne, tiek nelaukiu. Tik antrus sakyčiau. Nu, būtų. galvoju, kad čia 13 minučių. Tai jo, ką daugiau. Mes panašiai, turbūt Saivar irgi 30 su virš. Pas mane apie 40 laikai. Kažkaip visi dar tokie labai
išlaikyti, nekalbus. Nori greitai. Jo, šiandien rytą, taip, rytą naktį mes čia startavom su tuo laiku, bet atvažiavom vietą gavom, mūsų būrys nemažas. Tai va, o ką toliau, nežinau, bandom, žiūrim ir tikimės geriausio. Ir gaudom. Bandom, traukiam, Reikia gaudom. tikėtis. Nu, gerai, judam. Na, turbūt ne kaip. Iki 3 kilų. Nu jo, aš tokių didesnių ne, pas mane tik iki 3 visi stabiliai. Laiskitėlė. Jie piktino. Gal ir įskaita, žiūrėk, visą? Įskaita, čia turi būti. Jo. Opa, kadriukai. Ai ne, karšiukas, karbalės. Ne, tas pirmas gal ir bus, bet šitas tai tikrai ne. Na va, ir man pavyko atsidaryti. Oho. Nu, įskaita jau bus. Va. Ko čia kakinam? Rudu jauku. Tavo rudas.
Nu šitas gal įsiltinis. Čia toks apie keliuką, sakyčiau. Jo, drąsiai. Nemačiau. Ką? Sakė, lūpos kraštelį. Nu va, mūsų ryto grimasos tokios žuvinės. Veiksmas tai įsibėgėjo, tai sulėtėjo, nu bet va, svarbiausia šį bei tą turim. Aišku, nesimatys, bet 3 raudoni dzigučiai ant kablio. Tiesos akimirka? Jo. Pirmoji Richardo dienos įskaita. Ir tolimoji distancija. Pagaliau. Na, Dabar jau galite ir su manim pradėti kalbėti. nu to ribinė, bet kaip ryškiai Ne, sako. čia jau neribinis. Čia jau 750. Lūpai žiūrėk deformuota. Ar ne? Klubo prezidentas labai juokėsi iš mūsų. Čia jau visi 725, iš kur tai turėtų būti. Rado kvailesnius ir juokėsi. Taip. Gražus kibimas, aštrus. Jo. Tai va, tai dabar arčiau pridėjau tave galėt pakomentuoti. Tai vienu žodžiu, kas čia vyksta? Vyksta sunki žvyba, bet manas kolegos tikrai smagiai gaudo. Ir pastebėjau, kad esant toj pačioj distancijai, aš uždarinėjau evaldas. Jam nelabai kimba, tai aš nusprendžiau išeiti į tolimą. Iš šito buvo liūdna ten visai. O dabar po truputėlį vienas kitas žuveliotas pradeda kabeliotis. Ja. Įdomu, kas čia skambino. Kienį, kuris čia atnešė laimę. Čia tai... koks pusantro, tai tikrai. Dar vienas žuveliokas. Labai atsargus kabimai. Kablio kampučius dedu.
Dabar tik pasikeičiau šėryklą, jas vyresnė. Mažesnė. Pažiūrėk, pavyzdžiui, pas visi tokie patys skibimukai, nu tokie nesąmoningi. Galėtum sakyti, okei, čia toks skibimas dėl to, kad tu peršyrė kažko ar kažko per daug padavė, ne? O pas visus tas pats, nu tai čia matyti. Jo. Nu, esmė toks, ne, malūną kibimas. Bet esmė tokia, O, kad tiek plonas. dar vienas kibimėlis. Sarų reikelių įsilinti. Labai plonas. Bet esmė tokia, va, tas bent tipo įlėtė, toliau išvažiuoja. O, nedidukas. Keliauja namo. Ant kabliuko vienas baltas dzikelis ir viena raudona pinkutė. Pasižiūrėsim, ar jie čia atsistojo pas mus į tašką tie karšiukai. Nes ar realiai, tai vat, kibimas praktiškai greitas, dabar palyginus buvo iš karto. Užmiegu. Prezidentas traukia žuvę, mes miegam. Giedriau, papasako, kas čia tau nutiko? Jis dar nutinka. Nutiko plaktis. Ar suveikė tie reikalai? Žinau, dar nedėjau. Nespėjai. Nukirpau šiknas dzikam. Matot, žuvis ant nukirtų šiknų kimba. Realiai pusė žvejybos praėjo. Ryte gal šiek tiek žuvis aktyvesnė buvo. Šiek tiek. O po to, kuo daugiau link pietų, sunkyn. Kabliukus lengvius labai stipriai reikėjo. Man gal sakyčiau, šiek tiek gal padėjo perdrėkintas jaukas. Vadinama košė tokia. Labai atsargiai tą karpytą dzikelį padavinėt. O ant kablio irgi realiai maži masalai. Dzikelis vienas su keliais pinkais. Porą matiliukų su pinkutė. Žodžiu, nėra vieno dirbančio masalo. Tiesiog kiekvienu metimu realiai suki ratą. Kolegos vakar gaudė, tai palyginus su vakar, tai panašu, kad labai gerai kibo. Ganėtinai gerai kibo. Šiandien labai sunkiai. Tai čia visada taip ir būna, kai atvažiuoji, visada sunkiai turi būti. Aišku, mes čia gal ir užsipresingavę, nes 5 esam. Dar man po kairę 4 žmonės. Tai va. Daugiau nelabai turiu turbūt ką ir papasakoti. Dar apie porą valandų liko. Pabandysim kažką tai įdomesnio nuveikti. Dar nepaminėjau, kartais patraukimas padeda. Sunki žvejyba, bent jau man asmeniškai tikrai. Daug ieškojimo, daug bandymų ir iki galo dar nesurastas tas raktas. Giedrius tyliai, bet šypsosi. Pradeda kipt, nežinia dėl ko, nustoja irgi nežinia dėl ko. Jo, gali prisigalvot, kad kažką prisidirbi. Jo, bet pakartojimas neveikia, atrodo, va čia džiuvėsių čia kažkokiu. Dienos raktas atrastas ir taip Jo, toliau, jo. ir nieko panašaus. Evaldas, man atrodo, tu stabiliausiai gaudai iš principo. Jo, tai Jeigu tai galima vadinti stabilumu, tai
Šiaip štilis, ar ne? Giedriau turi ilgametę patirtį. Jeigu nėra vėjo, Kauno marios dažniausiai būna nesvetingos, ne? Čia dar sakys, kad ne Kauno marios, Nemunas. Nu, tebūnie. Šiaip bangeliai geriau visada. Nes tada atrodo, kad žuvis pakyla nuo dugno. Eisiu ieškot 1,5 metro pavadžio. 1,5 metro. Nu va, Bandžiau dabar pusantro. hipotezė, kurią reikia įrodyti. Pusantrą, sakai? Jo, 1,5 pabandysiu pasidaryti. Dabar pasitrumpinu, bet žiūriu, kad pakalkas jokios reakcijos, tai dabar pusvalanduką palauksiu. Taip, kai normalu vyrai niekas nenori būti su trumpais, ar ne? Pavadžiais. Nu matai, pasitrumpinti lengviau negu pasilginti. Aš tau turiu padėti, prisigaudė žuvies, taip pat atvarkykis dabar. Irgi viskas. Tokie nutinka bairiai, kai viskas susirinkta, visa manta. Matot, patys nieko nebelikė, va. Šiaip paskutiniu metimu toks per 6 dienos bonus yra. Nes, čia kokia pusantrinis, kaip Giedriaus. Giedriau! Nu, palauk. Toks akcentas šios dienos žvybos pabaigos, visai smagus. Visa šeima pavalgyti. Nu. Šventė Baisiulinė, atsidarimas, kaip aš mėgstu sakyti, pradžia, neatsidarimas sezono puikiai. Kolegų mintis, įžvalgos apie šiandieną. Nors Ričardas sako, kad negalima visko išpasakoti, nes reikia pasitaupyti laukiančiams varžyboms. Taip, nes čia bus 1-1 mūsų ta lyga, 1-1. Gali būti ir šita vieta. Taip. Interesų konfliktas. Tai nieko nepasakosim, nieko nesakysim, žuvų nepagavo. Ir nekibo. Klauskite valdą. Ne, tai šiaip tai nežinau, man tai asmeniškai tikrai sunki žvejyba buvo. Visiems buvo sunki žvejyba. Nu, tau tai viskas okei, tai pagal svorį tai tikrai gražiai sugaudai. Jūs, man atrodo, du evaldai daugiausiai ir sugaudė tikriausiai, ne? Aš manau, taip. Jo, mes svarbu, Giedrius irgi. Aš manau, kad buvo labai, takoskirių nereikia, buvo labai panašiai, o ten tas, sakykime, tas skirtumėlis, ten tiesiog atsitiktinumo reikalas. Čia Neatsitiktinumo, manau, kad ir atstumo pasirinkimas tinkamas buvo, gyvų padavimas, šėryklos pasirinkimas, mažesnės, didesnės. Nu, dabar tikrai nebuvo tai, kad ir tau nemeti ir trauki, tai reikėjo tą žuvį įkalbinti. Nu, bent jau aš tai
ką pagavau, tai reikėjo stebėti. Ta prasme, gal 2 žuvys buvo, kad pagauni ant to paties, o paskui sukiai ieškai. Jo, taip, žinai. Nepaprasta buvo tikrai šiandien. Oras geras. Ir iškalbinga tai, kad kibimai labai tokie jau, nežinau net kokį tinkamą žodį čia ras, tokie labai jau atsargus, labai jau per negaliu. Elegantiški. Negaliu atrodo. Vienas link, 2 link. Va, žinai, vat klausimas, kas ten kibo tuo metu, nes iš principo, kai ateina tas didesnis karšiukas, tai tas kibimas būna pakankamai išraiškingas, ne? Bet tokių buvo tikrai daug tenai. Uždėdė vieną matiliuką, neima, uždėdė vieną pinkutę, nučiulpė nuo vando, toksai visiškai... Asmeniškai karšiukai, ką pagavau, tai jau lankstai gražiai. Jo, karšiukai tokie va. Plakiai ten turbūt, biškai. F-kad irgi, man atrodo, ten plakiai beveik vos ne po kilą. Ne, tokių didelių gal nebuvo, bet... Mesgi žvėjai, taigi, Jo, mes mintėjom, kad žuvis godžiai neryja. Kad žuvis godžiai neryja, atrodo, žaidžia su masalu ir kai netyčiomis kur nors tas kabliuką įtraukia giliau ir tada tas kibimas suaktyvėja ir tada tas ryškumas to kibimo, kaip sakant, padidėjo, o šiaip tai... Taip, pavalgo ir pabėga. Taip, šiaip. Ir kad šitas bendras realijos, kad ryte buvo kibimas aktyvesnis. Jis įdienojus, aprimo ir tada vėl tas ieškojimas, gimdymas, kaip sakant. Tai čia turbūt anglininkų tokį bairį, kad apie pietus, bent jau ir ten. Tai kad ir man atrodo Dalsmaniškiai tas pats, čia dabar smėjus, jo, dabar vat po į pavakarį vėl gali būti Pavakarį kažkaip, kokią 3-4. vėl gali suaktyvėti viskas. Kitaip sakant, vakarų fronte nieko naujo. Jo. Sezoną atidarėt. Kartojom. Nu. Brim Bandits! Iki kito karto.